Sveiki. Tai pirmasis, iš tikiuosi, ilgos serijos video apie Forex. Šis įvadinis video bus paskirtas bendrai Forex rinkos apžvalgai, kas tai yra, kaip tai veikia, kaip čia uždirbam. Taigi pradėkim. Forex yra susideda iš dviejų žodžių, foreign exchange, kas išvertus į lietuvę kalbą laisvų vertimų reikštų valiutų keitimą. Prekyba valiutomis, valiutų rinka. Forex yra finansinė rinka, kadangi čia keičiami pinigai ir turi savų specifinių ypatumų, kurių neturi kitos finansinės rinkos. Sakysim, akcijos, obligacijos ar kiti vertybiniai popieriai. Kokie tie ypatumai? Visų pirma, Forexas yra milžiniška rinka. Valiutų operacijose kiekvieną dieną dalyvauja iki 4 milijardų dolerių. Tai yra milžiniškas skaičius, kurį sunku net ir įsivaizduoti. Šitokia apyvarta. Jeigu mes sudėtume visų pasaulio biržų, pradedant New Yorko ir baigiant Vilniaus vertybinių popierių biržą, dienos apyvarta viso pasaulio, tai viso pasaulio dienos apyvarta turbūt nepasiektų šito skaičiaus. 4 milijardų dolerių per dieną. Nu, čia aišku, ne visada 4, kartais galbūt 3, o galbūt ir dar mažiau, bet pasiekia iki 4 milijardų dolerių per dieną. Tai yra milžiniška rinka ir todėl yra joje milžiniškos galimybės uždirbti. Aišku, visų pirma, stambiems instituciniams investuotojams, bet ir mums, mažiems traderiams, pavieniams asmenims uždirbti čia galima ir galima uždirbti gerai. Kita jos ypatybė šios rinkos, kad ji veikia nepertraukiamai 5 dienas per savaitę, be jokių pietų pertraukų ar kokių tai kitokių nedarbo valandų, kaip tai yra su, sakysim, biržomis. Kur mes bebūtume, ar Australijoje, ar Grenlandijoje, ar Vilniuje, jeigu mes turim internetą ir turim kompiuterį, mes galim uždarbiauti bet kuriuo paros metu Forex rinkoje. Forex traderiui, Forex spekuliantui reikia turėti tik kompiuterį ir gerą internetą. Viskas. Daugiau jis nei prie nieko nepririštas, kitų darbo instrumentų jam nereikia. Ši rinka taip pat yra absoliučiai likvidi. Ką tai reiškia? Jeigu mes susigalvotume 3 valandą nakties parduoti Žemaitijos pieno akcijų, mes negalėtume to padaryti. Turėtume kaip minimum palaukti, kada atsidarys birža. Be to, net ir atsidarius biržai, gali taip įvykti, kad nieks nenorės mūsų tų akcijų pirkti. Tuo tarpu Forexe operacijos vykdomos per milisekundės, per sekundės mažas dalelės. Jeigu tik mes užsimanim pakeisti valiutą, tai neužims mums ir sekundės. Nu, atskirais atvejais galbūt ir užims tą sekundę, bet netame esmė tame, kad tai rinka yra absoliučiai likvidi ir bet kuriuo paros metu, išskyrus žinoma šeštadienį, sekmadienį, mes galim vykdyti valiutų keitimo operacijas. Aišku, aš turiu omeny elektroninę prekybą, o ne tai, kad mes einame į banką su lagaminu pinigų ir norim pasikeisti į kitą valiutą. Čia turime omeny ne tai, čia turime omeny elektroninę prekybą. Šiuolaikinė prekyba, šiuolaikinis valiutų keitimas. Kadangi rinka yra milžiniška, tai ir be abejo nuolatos vyksta apyvarta, kiekvieną sekundę, kiekvieną sekundės dalį vyksta valiutų apyvarta, taigi ir dinamiškumas čia yra didžiulis. Turbūt maksimaliai dinamiška finansų rinka yra Forex. Tai reiškia, kad žinoma, kursas fiksuojamas visų pirma Forexe labai tiksliai valiutų kursą. Seniau
dar nesenai, sakykime, buvo fiksuojamas iki 4 skaičių po kablelio, dabar jau, kaip taisyklė, brokeriai duoda 5 skaičius po kablelio tikslumą. Taigi suprantam, kad keli tie skaičiukai po kablelio, tūkstantosios cento dalys, kinta labai sparčiai. Ir tuo būdu tas dinamiškumas yra labai didelis. Sakykime, per kokių 10 minučių valiutos, reiškia, santykis, valiutų kursas gali pakilti 10, 20, 30 punktų. Ko pasekojo, mes galim taip tuo pasinaudodami, jeigu atspėsim tendenciją, uždirbti per 10 minučių galim uždirbti ir 100, ir 1000, ir netgi dar daugiau dolerių. Žinoma, jeigu atspėsim, ar kursas kils ar kris. Mes uždirbame į abi pusės. Nesvarbu mums, ar valiuta kyla ar krinta, ar doleris kyla ar krinta, ar šalies ekonomika, sakysim, Amerikos ar ten Kanados, ar tuo metu kyla ekonomika, ar kaip tik yra krizė ir viskas blogėja. Mes vis tiek uždirbam, bet kuriuo atveju, jeigu tik atspėjam, žinoma, ar kursas kyla ar krinta. Kad uždirbtume visą tai, čia aišku nėra Forex ypatybė prekyba su svertu, tai ir akcijų rinkos, ir kitos, taip pat biržų prekyba, jie įvairiais instrumentais naudojamas svertas, tai nėra išskirtinės Forex savybė. Aš ją čia įrašiau tik tai tam, kad pasakyti, jog mes Forex'e spekuliantai, traderiai naudojam svertą ir tokiu būdu galim uždirbti ženklias sumas valiutų kursui pakitus vos 1000 ar 100 dalimis. Kas tas svertas, truputį vėliau. Esmė jo yra ta, kad turėdami nedidelį kiekį pinigų, mes tarytum vartome, reiškia, didžiulės sumas pinigų. Savo pinigų naudodami nedidelį kiekį. Kad galėtume prekiauti, Forex'e mums reikalingas brokeris, tarpininkas, kuris organizuoja prekybą, duoda mums valiutų kursus ir taip toliau, taip toliau. Čia kol kas daug nenagrinėsiu, galiu tik trumpai paminėti, paskui ateityje papasakosiu daugiau. Prekiaujama paprastai 2 būdais Forex'e. Yra 2 tokie prastiniai būdai. Tai yra per biržos brokerį, kaip Forex Futures, ateities kontraktai. Tai prekiaujama akcijomis, metalais, žaliavomis ir taip toliau. Ir Forex Spot, tai yra be biržos. Tiesiai per brokerį, kuris viską padaro pats, neišeidamas į biržą. Prekyba skiriasi vienu ir kitu atveju, skiriasi net ir kai kurie terminai ir pats principas šiek tiek skiriasi, nors esmė, aišku, išlieka ta pati, vis tiek reikia atspėti kurso, būsimą kursą, ta prasme, ar valiuta kils ar kris. Čia prie šito skirtumų tarp spot ir futures aš irgi sustosiu vėliau, papasakosiu daugiau. Dėl techninių priežasčių tenka man šioje vietoje mūsų video nutraukti. Šis video bus padalintas į kelias dalis. Ir čia yra pirmojo video pirmosios dalies pabaiga. Laukiu jūsų sekančiose dalyse.